Sveiki visi, su jumis bendrauja Deividas. Šiandieną mūsų webinaro tema yra SEO savarankiškai. Tai iš esmės šią temą pasirinkome todėl, kad mes išgirdome jūsų norus, kad jūs norite truputėlį daugiau sužinoti informacijos apie SEO ir kaip tai tvarkytis elektroniniai parduotuviai savarankiškai. Taigi, nuo ko pradėti? Iš esmės, norint pradėti optimizuoti savo elektroninę parduotuvę paieškos sistemoms, be abejo, kad reikia prisijungti išorinius įrankius ir padaryti tam tikras analizės. Tai vienas iš tų išorinių įrankių, kurį būtina įsidėkti į parduotuvės, tai yra Google Search Console. Sekantis dalykas, ką jums būtinai reikėtų padaryti, tai pridėti sitemapą, vadinamą svetainę žemėlapį į Google Search Console. Vėliau reikėtų susitvarkyti globalius puslapio nustatymus, kurie apima titulinio puslapio antraštę, meta aprašymus, globalius puslapių pavadinimus, antraštės tituliniam puslapį, įvairius tiesiog informacinius tekstus, meta aprašymus ir kitą informaciją. Tai būtent šitais dalykais šiandieną mes ir padiskutuosime, parodysime, paaiškinsime, kaip čia ką ir nuo ko pradėti. O ką daryti, jeigu jūs nieko nesuprantat arba neturite laiko? Tai nepamirškite, kad mes esame aprašę, kas yra SEO ir kaip jį tvarkytis. Visa tai yra mūsų dokumentacijoje pateikta ir tas skiltis yra nuolatos prižiūrima. Jeigu yra kažkokių pokyčių, jinai yra atnaujinama. O ką daryti, jeigu tiesiog neturit laiko, tai džiugi žinia, kad mes nuo šių metų pradėjome teikti SEO paslaugas būtent su savo partnerių pagalba. Tai galime, kaip sakom, siūlyti kompleksinius sprendimus parduotuvėms, tai ne tik duoti įrankiai, su kuriuo dirbti, bet taip pat padėti darbuotis su SEO, taip pat padėti darbuotis su marketingo reikalais. Tai iš esmės šiandieną kalbam apie SEO, tai ir pradėkime nuo to, kas yra svarbu. Turbūt daugelis iš jūsų girdėję arba žino, kad content is king, tai reiškia, kad turinys yra karalius. Kuo turinio daugiau, kuo turinys unikalesnis, kuo turinys labiau įtraukia atėjusį pirkėją, tuo jūsų internetinė parduotuvė yra tik tai geriau. Tai dar irgi truputėlį rinkoje yra pasikeitusi situacija, nes atsiradęs dirbtinis intelektas, tai nepamirškite, kad tam tikrą turinį jūs galite generuoti pasitelkiant dirbtinį intelektą, tą patį ChatGPT. Iš esmės, jeigu jūs pradedate darbuotis su SEO, būtent savo parduotuvės, tam tikrą informaciją daryti keitimus, perrašyti meta aprašymus, puslapio antraštės, tai nepamirškite, kad tokius rezultatus juos reikia matuoti. Iš esmės, jūsų atlikti veiksmai parduotuvėje, kurie turi įtakoti jūsų SEO, tai jūsų atliktas veiksmas pasimatys kur kas vėliau, tai gali būti po 3 mėnesių, tai gali būti po 6 mėnesių, tačiau jums reikia matuoti visą šitą istoriją, ją kaupti, kas su jūsų puslapiu dedasi, analizuoti tuos duomenis ir žiūrėti, kaip jūsų pakeitimai įtakoja jūsų parduotuvės rezultatus paieškoje. Tai iš esmės šiandieną mes ir aptarsime pagrindę Google Search Console įrankį, ką su juo daryti, kaip daryti, kas čia per įrankis. Vėliau truputėlį atkreipsime dėmesį į Google Analytics ir dar užmėsime akį į PageSpeed Insights, kas tai yra per įrankis ir ką jisai mums duoda. Tai tikslas yra, kad parodyti, kaip naudotis įrankiais ir kaip matuoti rezultatus, kaip juos analizuoti, kaip juos peržiūrėti. Tai pirmasis įrankis, nuo kurio pradedam, tai pradėkime Google Search Console. Google Search Console tai įrankis, kuris analizuoja jūsų puslapį, pateikia informaciją apie tai, kokie puslapiai yra indeksuoti, kokius puslapius Google'as jau radęs, bet dar nesuindeksavęs, tai reiškia, tie puslapiai dar nedalyvauja paieškos sistemoje, kokiuose puslapiuose yra kažkokios tai klaidos, kas vyksta. Tai Google Search Console tai yra tas įrankis, kuris mums leidžia matyti mūsų puslapio būklę. Iš esmės, kaip jisai atrodo paieškos sistemoje. Aš Google Search Console ekranus, kurios yra ekranų nuotraukos padarytos. Paėmiau pakankamai didelės parduotuvės, kur yra sujungti prekių teikėjai, asortimentas prekių yra didelis, prekių judėjimas irgi labai didelis, tai matysime tam tikrus duomenis, kaip kur tam tikrus nesuindeksuotus puslapius, tai aš juos jums pakomentuosiu, nes
tokios situacijos gali būti ir su jūsų parduotuvė, tai kad tiesiog mokėtumėte tinkamai skaityti tą informaciją, kas tenai yra. Tai iš esmės jūs, kai prisijungėt Google Search Console, pirmas jūsų matomas bus skirtukas overview, tai jame jūs tiesiog galėsit matyti bendrą paieškų skaičių, rodo einamo laikotarpio, o apačioje čia, kur indexing, jums rašys suindeksuotus puslapius, nesuindeksuotus puslapius ir atitinkamas klaidas. Tiksliau net ne klaidas, o priežastis, kodėl tie puslapiai yra indeksuoti arba nėra indeksuoti. Tai vat viską detaliau ir pasikalbėsime. Tai jeigu jūs paspausit performance po kairę pusę, nepamirškite, kad jūs šitoj vietoje turite galimybę filtruoti duomenis už pasirinktą periodą. Tai žaliu stačiakampio apibrauktoje vietoje jūs galite keisti datą, kokio laikotarpio duomenis jūs ataskaitoje norite matyti. Tai irgi jeigu veiksmą darėte prieš 3 mėnesius, tai natūralu, kad jums įdomu matyti 3 mėnesių rezultatą, kaip čia viskas keitėsi. Jei veiksmą darėte prieš 6 mėnesius ir norite pasimatuoti su dabar einamu momentu, faktas tas, kad jums reikia matyti pusę metų istoriją, žiūrėti, kaip kinta skaičiai. Teoriškai, jeigu darot viską teisingai, pas jūs rezultatai turėtų kilti aukštien ir bendros paieškos, bendros apsilankymų skaičius, viskas turėtų eiti aukštien. Raudona vieta apibraukta vieta average position, tai nusako jūsų puslapis, kokioje pozicijoje vidurkį pagal visus raktinius žodžius bendrai paėmus yra. Šiuo atveju, kadangi tai yra labai konkurencinga parduotuvė, kurioje su SEO nėra labai jau daug dirbama, bet pats prekių katalogas yra labai didelis. Tai jos vidutinė pozicija yra 14,4. Tai natūralu, kad tai jau yra antrasis Google paieškos polapis. Tai tokia parduotuvė, jeigu bendrai žiūrėti, retai kada žmogus iki to puslapio nueis. Faktas, kad geriausiai yra pirmos 3 nemokamos pozicijos ir jas patekti tiesiog reikia optimizuoti patį puslapį. Ir pats puslapio optimizavimas, jisai turėtų būti vykdomas iš turinio pusės, iš išorinių nuorodų pirkimo. Pagal tam tikrus raktažodžius, būtent šitas puslapis, jisai yra ir 1 ir 3 vietoj, tai yra tam tikrai pagrindiniai raktažodžiai, ant kurių šitas puslapis dirba. Jeigu žiūrite toliau performance šitame lauke, po apačia, kur yra apibrauktas mėlynas stačiakampis, čia irgi yra queries, pages, countries, devices, yra tam tikrai tabai. Ten, kur yra queries, tai jums rodys top 10 aktualiausių raktažodžių, su kuriais žmonės patenka jūsų puslapį. Tai reiškia, iš tos vietos jūs galite matyti, kokie raktiniai žodžiai į jūsų puslapį atveda daugiausia lankytojų. Ir kai jūs dirbsite, jūs galite, jeigu jums tie raktiniai žodžiai yra priimtini, tai jūs būtent jais remiantis ir galite atlikti optimizaciją. Tai iš esmės tai yra puikia vieta pasižiūrėti bendrai, kaip puslapis atrodo paieškos sistemoje ir kokie raktiniai žodžiai generuoja daugiausia srauto į jūsų parduotuvę. Jeigu tai raktiniai žodžiai bus tokie, kurie yra tiesiog panašus, bet tai nėra pagrindiniai jūsų raktažodžiai, tai natūralu, kad jums su pagrindiniais jūsų raktažodžiais reikės ir padirbėti. Toliau, jeigu mes žiūrime pačią būklę Google paieškos sistemoje, kaip jūsų puslapis yra indeksuojamas, tai būtent kairiai pusėje pasirinkus pages, jūs matysite, kiek kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną Google'as mato indeksuotų jūsų puslapių. Tai tiesiog tokia kaip informacinė lentelė, kiek duomenų yra suindeksuota. Po apačia jūs galite matyti, kodėl puslapiai nėra suindeksuoti. Tai irgi tai gali būti tam tikros, kaip pavadinkim, tam tikros įžvalgos, kas yra ne taip. Pavyzdžiui, alternatyvus puslapis sutinkama canonical žyma. Tai kiekvienai parduotuvėj jūs kaip ir skirstote į prekių kategorijas ir jeigu vienas produktas turi keletą prekių kategorijų, tai ir skirtingų URL nuorodų tam produktui pasiekti bus daugiau nei viena. Tokiu atveju sistema sutvarko vadinamas canonical žymas, Google'as jas mato ir sako, kad yra teisingas puslapis, jis nebuvo indeksuotas, nes jo pagrindinis URL adresas jau yra indeksuotas. Tai kitaip sakant, jeigu puslapis turės 3 skirtingas nuorodas, bet ves į tą patį produktą,
HOPREN sistema, jinai sutvarko canonical žymą, kuri veda į konkretų produktą, pasako, kas yra pagrinde, kas yra pagrindinis URLas būtent tam produktui, tai Google sekančių URL adresų tiesiog net neindeksuos, nes jis suindeksuos pagrindinį produktą. Not found, tai reiškia, kai puslapis yra nerastas. Tai va šitas nuorodas čia labai svarbu ir norėčiau tai užakcentuoti, kad not found nuorodas reikėtų peržiūrėti ir pakankamai dažnai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, buvot jūs sukūrę prekių kategoriją, kuri vadinosi drabužiai. Ir į tą prekių kategoriją jūs pridėjot produktus. Bet atėjo tam tikras momentas, kada jūs kategoriją drabužiai dėl vienokios ar kitokios priežasties nusprendėte pervadinti į drabužiai moteriams. Ir kai pervadinote į drabužiai moteriams, didelis šansas, kad jūs keitėte ir URL adresą kategorijos iš drabužiai į drabužiai moteriams. Tai tokiu atveju Google senieji rezultatai, kurie buvo jau suindeksuoti, tai būtent buvo suindeksuoti drabužiai, pas jūs to puslapio nebeliko. Jis jau gražina klaidą 404, kad tokio puslapio nėra. Bet pas jūs yra naujas puslapis, kuris tikėtina dar po kol kas nebus suindeksuotas, tai yra drabužiai moteriams. Tai jums ką reikėtų tokiu atveju daryti? Tai reikėtų senąją kategoriją, naudojant 301 peradresavimą, peradresuoti į naują kategoriją. Kur rasti informaciją, kaip šitie peradresavimai yra tvarkomi, tai aš pateiksiu šių skaidrių pabaigoje, bet esmė, kad not found nuorodas derėtų prisižiūrėti. Dalis peradresavimų yra daroma automatiškai, dalis peradresavimų turi būti daroma būtent jūsų rankiniu būdu, vien tik dėl to, kad jūs žinot, ką iš ko keitėt, į kur keitėt ir kas yra sena, kas yra nauja. Trečioji eilutė tai yra puslapis su peradresavimas. Tai būtent šita vieta ir yra. Kai buvo šitame puslapį kažkokia sena kategorija, galbūt tai buvo tiesiog pavadinimu dekoracijos, ir klientas pervadino kategoriją į dekoracijos šventės. Tam, kad tiesiog naudotųsi pagrindinius raktinius žodžius. Ir būtent, kai padarė šitą pakeitimą, L parduotuvėje klientas pridėjo peradresavimą iš dekoracijos į naują URL adresą dekoracijos šventėms. Ir čia žymi, kad puslapiai yra su peradresavimu. Sekanti eilutė blokuota by robots tekste, tai reiškia, kad tam tikri URL adresai yra blokuoti. Tai mes tai padarę iš pačios sistemos pusės, kad tam tikrus duplikuoto turinio adresus Google'as net indeksuotų, mes užblokuojame juos, kad nebūtų švaistomi Google resursai, kurie skiriami jūsų puslapių indeksuoti. Robots tekste failo taisyklės, ką blokuoti, ko neblokuoti, irgi yra keičiamos laisvai iš administracinės dalies. Tai reiškia, kad jeigu turite žinių, jūs galite padaryti tam tikrus pakeitimus, kurios puslapius papildomai norit blokuoti, ar kurios puslapius papildomai norit atblokuoti. Nes čia vieta, kur irgi dažnai būna, kad tai yra individualūs pakeitimai konkrečiam puslapiui, kai dirbama su SEO, ir mes bendrai užtikrinti visiems vienodų pakeitimų tiesiog negalime. Mes iš sistemos pusės sutvarkę tik tuos puslapius pablokavę, kurie tikrai yra duplikuoti. Sekanti eilutė nusako, kad yra tam tikrų duplikuotų puslapių, kurie neturi vadinamos canonical žymos. Tai reiškia, parduotuvėje yra sukurti vienodo turinio keli puslapiai, bet yra pasiekiami visiškai skirtingais adresais. Tai irgi paspaudus ant pačio įrašo duplicate without user selected canonical, tai jūs matytumėte, kokie puslapiai tai yra, ir jūs galėtumėte padaryti pakeitimus. Discovered currently not indexed. Tai reiškia, kad Google'as jau rado jūsų naujus puslapius, URL adresus, kuriuos jisai galėtų indeksuoti, bet tiesiog dar iki tų puslapių indeksavimo Google'as nedėjo. Tai jam reikia laiko, nes vienam puslapiui per mėnesį skiriamas tam tikras resursų skaičius iš Google pusės. Tai to pasiekoje, jeigu tai yra didelis prekių katalogas pas jūs, tai visų URL adresų apdoroti vienu metu Google'ui nepavyksta. Crawled, currently not indexed. Tai reiškia, kad jau tie URL adresai yra nuskaityti, bet dar po kol kas jie nėra suindeksuoti. Tai irgi laiko klausimas, kada tai įvyks. Jeigu norit sužinoti plačiau, tai visada galite ant šitų klaidų jūs paspausti ir matyti, apie kokius puslapius Google'as čia turi informaciją. Ir paskutinioji eilutė, tai duplicate, Google choose different canonical than user. Tai reiškia, kad
mes Google'ui pasakom, kad pagrindinis canonical URL adresas yra šis, bet vat Google'as kažkodėl jo algoritmas nusprendžia, kad ne, aš manau, kad URL adresas nėra šitas pagrindinis, nes daugiau žmonių ėjo į kitą URL adresą apie tą patį produktą ar kategoriją, tai jis pats parinko, kuris yra canonical pagrindinis pagal Google'ą. Tai va, tai iš esmės šitas klaidas reikėtų persižiūrėti, norit pamatyti plačiau apie klaidą, jūs galite juos paspausti, viduje bus su ta klaida susijusios URL nuorodas. Paspaudant URL nuorodų, jūs vėl matysit giliau, kas tenai vyksta. Labiausiai, kaip ir minėjau, tiesiog kontroliuokit tas klaidas, kur yra not found 404, tai būtent va, čia yra vieta, per kurią galite daugiausia išsaugoti jau esamų suindeksuotų SEO nuorodų paieškos sistemose. Važiuojame toliau, ką jums reikia irgi toliau žiūrėti. Tai va, pavyzdžiui, toliau, aš kaip ir minėjau, kai jūs paspaudžiate ant klaidos arba ant pranešimo, kodėl puslapiai nėra suindeksuoti, tai jūs apačioje visada matysite kokią nuorodą, jeigu buvo jinai kažkada nuskaityta rašys ir data, dešiniai pusėje yra nuoroda, apie kokį URL adresą mes kalbam, ir jeigu paspaustumėt Inspect URL, tada Google'as jums pateiktų visiškai išsame informaciją apie būtent tą konkretų URL-ą. Kaip paspausit Inspect, tai iššokantis langelis, čia tiesiog Google'as nusiskaitys rezultatus ir tada pateiks pačią info apie URL-ą. Tai va, iššoka jums langas ir jisai pasako, iš kokio šaltinio apie šitą nuorodą Google'as sužinojo. Tai šiuo atveju, kaip pastebime, tai yra iš sitemap'o ir kada paskutinį kartą nuoroda buvo nuskaityta, tai irgi yra data. Tai žinokite, kad kiekvieną URL adresą, kurį jūs norit suindeksuoti greičiau, tai jūs galite tai padaryti ir savarankiškai Google'o grubiai tariant paprašyti, kad suindeksuokit šitą nuorodą anksčiau, nes čia viskas yra sutvarkyta. Tai reikėtų spustelt tą mygtuką Request Indexing. Tai apie pages ir jų klaidas tiek, ir dabar su pačiu sitemap'u. Tai pats sitemap'as, jisai turėtų būti pridedamas iš karto, kai parduotuvė atsiranda internete. Jeigu jūs dar nesate to susitvarkę, tai reikėtų padaryti tai jau ir dabar. Sitemap'as tai nusako, kokios URL nuorodos jūsų parduotuvėje apskritai yra. Jisai apima ne tik URL nuorodas produktų, bet jis apima ir prekių kategorijų, ir produktų, ir jūsų tinklaraščio straipsnių, jeigu tokius rašo. Taip pat padaro atskirą sitemap'ą nuotraukoms. Tai Google'ui yra tiesiog lengviau naviguoti. Čia iš esmės tiesiog žemėlapis Google'o robotui, kaip jisai pas jūs svetainiai turėtų elgtis. Tai sutaupo taip laiko dėl greitesnio indeksavimo. Vienas šitas sitemap'as yra dalinamas į daug mažų. Tai jeigu jūs paspaustumėte, kai pridėsit sitemap'ą ir jūs paspausit ant sitemap'ą, kuris yra pasiūstas į Google, jūs matysit, kad jisai įsiskaido dar į keletą sitemap'ų priklausomai nuo jūsų svetainės turinio. Kartais galbūt nutiko tokia situacija, kad Google suindeksavo tai, ko jūs nenorėt, kad suindeksuotų. Tiesiog yra URL adresas, kuris neturėtų būti paieškos sistemoje. Tai per removal skiltį jūs galite paprašyti, kad Google'as tą adresą pašalintų. Aišku, tai retai daromas veiksmas, bet tiesiog, jeigu atsirado tai, ko jūs nenorėt, kad iš jūsų puslapio būtų suindeksuota, jūs be problemų tą informaciją galite išimti. Faktas, kad šitas veiksmas, kaip ir pats puslapio indeksavimas, neįvyks greitai. Reikės laiko. Taip, dabar jeigu toliau žiūrėtų, tai irgi indeksavimui pakankamai nemažai įtakos turi bendras, pavadinkim, puslapio veikimas. Tai iš esmės, kaip viskas yra sustyguota, kaip sudėta turinys, jo krovimo greičiai, kokios kokybės nuotraukos naudojama. Iš esmės, tai tiesiog puslapis turi būti tvarkingas žmogui, analogiškai jis bus beveik tvarkingas ir Google'ui. Yra irgi su tam tikrais niuansais. Šitoj vietoje, kur page experience, tam tikrais atvejais gali būti ir parašytos klaidos, ką jums reikėtų patobulinti. Dažniausiai matomos klaidos tai gali būti, kad elementas yra per mažas paspaudimai mobilioje versijoje. Ką tai reiškia? Tai kad kažkur yra kažkoks mygtukas, kuris yra mažas ant mobilios versijos paspausti pirštu.
Tai Google'as tiesiog rodo tokį klaidą. Paspaudęs ant tos klaidos, jums parodytų, kokiame puslapyje šita klaida yra. Tai reiškia, jūs atsidarę tą puslapį per mobilų įrenginį, jeigu tai kalba, kad mobiliam įrenginį yra tokia klaida, jūs galite pasižiūrėti, kas ne taip ir analogiškai tą klaidą pasitaisyti. Antroji klaida, su kuria irgi esam pastebėję, kad klientai mums pakankamai dažnai rašo, tai kad ekrano L parduotuvėje esantis turinys yra didesnis nei ekrano plotis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mobiliam įrenginėje kažkur esate įterpę kažkokį kitai turinį, gali būti paveikslėlis, galbūt tai kažkokia lentelė, galbūt tai kažkoks kitas tekstas kopijuotas iš kažkokios jūsų kitos sistemos, iš Excelio, kuris persikelia su fiksuotu dydžio. Tai reiškia, kad jūsų paveikslėlis galbūt yra 900 pikselių, o kliento ekranas, per kurį jis žiūri, yra 400 pikselių. Tai reiškia, kad jūsų paveikslėlis didesnis nei kliento naudojamo įrenginio ekranas, to pasiekoje ir atsiranda šita klaida. Tai vėlgi, jūs paspaudę ant klaidos, matytumėt, kokie URL adresai yra paveikti šios klaidos. Į tuos URL adresus nuėję, jūs visada galite pasižiūrėti, kaip vaizdas atrodo jums. Jeigu matot, kad tai yra blogai, jūs tas klaidas galite pataisyti, išsaugoti, o Google šitą vietą paspaudus ant to URL linko, ten eina pažymėti varnelę, kad klaida yra ištaisyta. Ir Google grubiai tariant painformuoti, kad ten būtų lengviau, kad žiūrėk, mes šitą dalyką pasitvarkėm, prašom tavęs, kad tu peržiūrėtum. O peržiūra užims vėl atitinkamą laiko tarpą, čia aš atsakyti šitą klausimą, kaip greitai negaliu, nes iš esmės priklauso nuo to, kiek Google'as resursų paskyręs jūsų puslapiui. Tai va čia mobile, tai va šita vieta yra, kad tu matai mobilioj versijoje galimas klaidas. Tai va tas klaidas, apie kurias aš ir minėjau. Tai iš esmės čia yra istorija klaidų iš URL adresų, kas pas jūs gali būti. Šiuo atveju jokių klaidų čia nefiksuota, bet tiesiog aš norėjau jums papasakot, kad jūs tai žinotumėt, kad va šitoj vietoje jūs galite matyti tokią informaciją ir jeigu tai yra, tai susitvarkyti. Toliau judėkime irgi prie product snippets. Čia pakankamai dažnai iš jūsų sulaukiami laiškai yra, kodėl čia aš matau tam tikrus kažkokius geltonus pranešimus ar kažką. Tai apskritai pradėkime nuo to, kas yra va tie šiuo atveju product snippets. Tai yra struktūrizuota produktų informacija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes į sistemos pusės jau esam sutvarkę tam tikrus dalykus, kad jūsų produktai Google paieškoje atsivaizduotų kitaip nei konkurentų, kurie neturi to susitvarkę. Tikėtina, kad jau gal esat matę, kaip kur būna žvaigždutės, kainos nurodytos, atsiliepimų skaičius, tai būtent struktūrizuotų duomenų pagalba tokius rezultatus iš paieškos sistemos ir galime gauti. Tarp produktų struktūrizuotų duomenų labai dažnai būna dažniausiai 3 matomos klaidos, kad nėra aggregate rating, nėra nurodyta price valid until, nėra reviews. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad produktas, jeigu jis turi standartinę pardavimo kainą ir neturi akcijos, tai nurodyta, iki kada ta kaina galioja. Tai šitas laukas jisai nėra paduodamas, nes prekė yra parduodama po standartinė kaina. Tai reiškia, mes nelabai ir turim kaip paduoti, iki kada ta kaina galioja. Ir čia nėra klaida, čia yra tiesiog siūlomas Google patobulinimas, ką jūs galėtumėte daryti kitaip. Aggregate rating, tai reiškia, kad jūsų produktas neturi įvertinimo. Tai neturi įvertinimo, tai būtent tos žvaigždutės, kai produktai yra, kai žmogus rašo atsiliepimą apie jūsų produktą, parenka žvaigždutės keliomis ten žvaigždutėm tą produktą vertina, tai tie produkto įvertinimo reitingai ir yra naudojami formuojant produkto struktūrizuotus duomenis. Jeigu prekė neturi atsiliepimų, tai jinai neturės analogiškai ir tų žvaigždelių. Dėl to ir bus čia siūlomi patobulinimai, kad žiūrėkit, galite įsivesti produktams įvertinimus ir atsiliepimus. Missing field review tai yra pranešimas apie tai, kad kažkokie tai produktai neturi atsiliepimų, siūlytum juos parinkti, tada mes rodytum dar daugiau informacijos. Tai iš esmės atsiliepimai produktų yra labai svarbu. Svarbu yra ne dėl to, kad tai būtų teisingai atvaizduojama Google'ui, bet dėl to, kad žmonių atsiliepimai skatina kitus žmonės pirkti. Tai stenkitės tuos atsiliepimus iš savo klientų kažkokiais tai būdais gauti, nes tai prisidės prie jūsų konversijos gerinimo. Jeigu čia matytumėte kažkokias kitas klaidas,
kažkokius kitus pasiūlymus, tai vėlgi juos galima sutvarkyti, tik reikia žiūrėti, kas yra. Jūs paspaudę ant šitų eilučių, jūs matytumėt, kokiems produktams šita klaida yra taikoma. Atsivertę tą produktą, tada jūs galėtumėt pasižiūrėti, kas ten yra ne taip. Va dabar, kaip tie struktūrizuoti duomenys atsivaizduoja Google paieškos sistemoje. Tai va, ką aš ir kalbėjau, kad jeigu produktas turi kažkokius tai įvertinimus, atsiliepimus ir kainas, tai yra matoma tiesiog pačiam Google paieškos rezultatuose, kai žmogus ko nors ieško, rodo žvaigždutes, rodo įvertinimą, kiek balų, tam tikrais atvejais gali rodyti, kiek balų, iš kiek balų, kiek žmonių palikę atsiliepimus, produkto kainą gali rodyti. Jeigu tai yra produkto kaina nuo iki, tai Google paieškos sistemoje irgi galima rodyti produkto kainą nuo tam tikros sumos iki tam tikros. Jeigu prekė yra pardavime, vėl tai rodo prekę pardavime. Jeigu prekė nėra pardavime, rašys out of stock arba išparduota. Tiesiog struktūrizuoti duomenys, juos Google'ui tu paduodi, bet Google'as pats nusprendžia, kada juos rodyti, kada nerodyti. Jeigu tai yra naujos parduotuvės, joms visas įsivažiavimas į Google užima ilgiau, vien tik tai dėl to, kad parduotuvė yra jam nežinoma, duomenų yra sąlyginai nemažai ir jie visi nauji, juos visus Google'as turi apdoroti. Toliau vėl parduotuvėje, kas liečia struktūrizuotus duomenys, tai irgi automatiškai formuojasi nueito kelio struktūrizuoti duomenys. Jūs Google Search konsolei matysit, kiek kada suindeksuota, kokių struktūrizuotų duomenų yra suindeksuota būtent dėl nueito kelio, tai visa informacija šitoj vietoje matoma. Dažniausiai čia klaidų jokių ir nematysit, nes čia yra maža vieta, kur tie duomenys yra struktūrizuoti, tai jūs jiems įtakos daryti visiškai neturit, jie iš sistemos yra padaryti automatiškai, bet tiesiog, jeigu būtų kažkokios klaidos pas jūs, tai susisiekit su mūsų pagalbos tarnyba, pasižiūrėsim, panalizuosim, duosim patarimus. Anksčiau šitas dalykas veikia, dabar, kiek žinau, jau Google'as šitą dalyką paliko tik tai gydymo įstaigoms, kad veiktų, tai yra vadinamieji dažniausiai užduodami klausimai. Parduotuvėje taip pat yra pas mūsų sukurtas dažniausiai užduodamų klausimų modelis, kur jūs galit įrašyti kažkokį tai klausimą ir jam pateikti atsakymą. Ir paskui tą visą dažniausiai užduodamų klausimų grupę prisekti vienai ar kitai parduotuvės grupiai. Pavyzdžiui, sukūrė dažniausiai užduodamus klausimus apie indaplovės. Ir va tą dažniausiai užduodamų klausimų apie indaplovės visą grupę pridėjote prie prekių kategorijos indaplovės. Tai va tie visi jūsų sukurti klausimai, jie irgi turi struktūrizuotus duomenis. Mes iš anksto tai esam padarę tiesiog dėl bendros tvarkos. Tai jeigu pas jūs jie bus sukurti, tai irgi šitoje vietoje jūs matysite, kokie tie dažniausiai klausimai iš Google pusės yra pas jūs jau suindeksuoti. Ir paskutinis etapas, kuris irgi dirbant su Google Search Console yra labai svarbus, kad jeigu jūs norit matyti maksimaliai duomenų, nepamirškite Google Search Console susijęti kartu su Google Analytics. Tai yra Google įrankiai, susijimas jums nieko nekainuoja, bet tiesiog jūs tarp skirtingų įrankių leisite dalintis duomenimis, jūs matysite patys daugiau informacijos. Tai padarykite būtinai susijimą Google Search Console, susijimą su Google Analytics. Kaip tą susijimą padaryti Google Analytics, tai tiesiog prisijungkite prie savo Google Analytics paskyros, kai kairėje ekrano pusėje rasit mėlyną krampleratį, spustelkite, pasirinkite Admin skiltį ir tada dešinės pusės apačioje Search Console links. Ir čia tiesiog priskirkite Google Search Console. Toliau, ką žiūrėti Google Analytics pačiam duomenyse. Tai jeigu jūs tvarkėte SEO tvarkėte nustatymus ten, tai natūralu, kad jūsų rezultatai teoriškai turėtų eiti aukštyn. Nepamirškite, kad, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, veiksmas turi atoveiksmį, tai reiškia, kad jeigu jūs šiandien padarot pakeitimus, jūs tos pakeitimus tikėtina matysit galbūt tik tai po 3 mėnesių, o galbūt tik tai po 6 mėnesių. Bet jeigu jūsų pakeitimai buvo tinkami, tai natūralu, kad jūsų bendras lankytojų srautas į parduotuvę, jisai natūraliai, kad turėtų augti. Kaip tai žinote, tai būtent žiūrėdami Google reportus, pasirinkus nurodytas vietas, jūs matysit, kad yra Google Organic Search
arba organic shopping. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad organic search tai yra atėję pirkėjai į jūsų L parduotuvę iš natūraliai Google paieškos. Tai reiškia, klientas tiesiog Google ieškojo kažko, įvedė kažkokį raktinį žodį ir rezultatuose rado jūsų parduotuvę, per kurią ir per tą nuorodą jisai atėjo pas jūs. Organic shopping, tai šitas klientas yra prijungęs Google Merchant centrą, tai rodo tiesiog kiek per Google paieškos langą, kur yra shopping, kiek per tą vietą atėję yra naudotojų. Tai pas jūs va šitas dvi vietos iš esmės indeksuoja, kaip jūsų SEO yra patvarkytas, nes jeigu SEO yra geras, tai jūsų organic search turėtų būti pakankamai didelės. Ten, kur kitos vietos yra čia neapibruktas organic social, tai tiesiog iš socialinių tinklų, kiek buvo naudotojų. Direct, tai tiesiogiai atėjęs klientas. Tai tiesiog va šitus dalykus iš Google Analytics irgi žiūrėkite šitus duomenis, nes jie jums nemažai pasako. Kartais galit matyti, kad organinis srautas jums generuoja pakankamai didelę apyvartą. Tai reiškia, pas jūs viskas yra gerai. Jeigu papildomai pradėsit leisti dar ir mokamą reklamą, kuri irgi generuos apyvartą, vėl bus tik tai geriau. Visi šitie dalykai turėtų būti kompleksiniai ir tiesiog analizuojami pakankamai dažnai. Juolab, kad Google Analytics jums duoda ataskaitas pakankamai išsames. Ir jas išsames galit gauti dar ir dėl to, kad iš ShopRent pusės mes esam padarę tam tikras integracijas su Google Analytics, kuriam praneša apie įvykusius pardavimus, paduoda prekių informaciją, kategorijas, panaudotus nuolaidų kodus, tai jūs labai išsamiai visą tai galit matyti. Tai iš esmės svarbiausia detalė apie SEO yra kokybiškas, unikalus turinys. Painvestuokit laiko, kad turinys nesiduplikuotų skirtingose produktuose, kad jisai būtų unikalus, kad būtų kokybiškas, kad nebūtų labai trumpas. Ką indeksuoja paieškos sistemos, tai visi mes puslapį matom tiesiog susidedantį iš paveikslėlių, kažkokio tai dizaino, spalvų, ten nuotraukų, kažko. Google'as mato kaip likus elementus. Turinį, tekstą, nuotraukas. Jisai nežiūri, jisai, sakykime, nežiūri taip, kaip žmogus. Tai jam, norint, kad suindeksuotų jūs, jam reikia turinio. Reikia gero, kokybiško, įdomaus lankytojų turinio. Toliau irgi pasiekėm vietą, kada reikia pasikalbėti apie sisteminį SEO. Tai sisteminis SEO yra tas, kur ShopRent platforma jį sutvarko už jūs ir jums nereikia sukti galvos. Tai yra automatiškai generuojami žemėlapiai svetainės, tai yra prekiams, prekių kategorijoms, straipsniams, nuotraukų visas žemėlapis, tai yra struktūrizuoti duomenys, apie ką aš kalbėjau, produktus, dažniausiai užduodamus klausimus, nueitą kelią, automatinės antraštės, tai vadinami antraštiniai tekstai, ten heading 1, heading 2, heading 3, paveikslėlių pavadinimai, alternatyvus pavadinimai, antraštės, atributai, alternatyvios antraštės, visus šitus dalykus jau sistema sutvarko už jūs. PageSpeed Insights mes irgi esam dėję pastangų, kad tuos rezultatus pagerinti iš pačios sistemos. Mobili versija irgi esam sutvarkę pagal reikalavimus, kad kaip geriau ir patogiau jinai atrodytų. Automatiniai peradresimai, vadinami ar direktai prekių kategorijoms, tai irgi šitus dalykus sistema susitvarko pati. Su sisteminiu SEO, kurį padaro platforma, tai vat irgi truputėlį pateikiu pavyzdį apie Canonical Alternative Next. Tai Canonical, aš jums kaip ir minėjau, tai yra produktas, kuris priskirtas kelioms kategorijoms ir pasiekiamas iš kelių skirtingų URL adresų, bet tokio produkto URL adresas pagrindinis yra tik tai vienas. Tai vat Canonical ir nusako, jeigu mes turim daug galimybę pasiekti tą patį puslapio elementą per skirtingus URL adresus, tai Canonical nusako, kuris URL adresas yra pagrindinis. Alternative, kur va čia pateiktuose pavyzdžiuose yra, tai aktualu tiems, kas dirba su daugiau nei viena kalba. Tai reiškia, kad Google'ui mes iš anksto pasakome, šito puslapio alternatyvios kalbos puslapio URL adresas yra toks ir toks. Pavyzdžiui, jeigu jūs žiūrite puodelį lietuvių kalboje ir URL adresas kavos puodelių yra tiesiog, kaip pateikta pavyzdį, puodelis. Tai mes Google iš karto pasakom, kad šitame puslapyje yra lietuvių, latvių ir anglų kalbos. Lietuvių kalbos URLas puodelis, latvių kalboj kaus,
N kalboj kap. Tiesiog Google'as žino apties į lietuvių kalbą, jisai iš anksto žino šito produkto kitų kalbų URL adresus. Tai visi šitie dalykai irgi gelbė visumoje jums kylant SEO pozicijose. Turinio SEO tai reiškia darbai, kuriuos jums reikia atlikti patiems. Tai aš kaip ir minėjau, 301 redirect valdymas. Tai reiškia 301 tai nusako tipą, kokiu tipu peradresuoti. O tas valdymas, tai aš jums kaip ir rodžiau ankstesnėse skaidrėse, kai jūs žiūrit Google Search Console informaciją, tenai gali būti pas jūs page not found 404 klaidos, atsiverskit, pažiūrėkit, galbūt tai yra svarbios kategorijos ar svarbios produktai, kurių jūs kažką pakeitėte ir URL adresas irgi analogiškai buvo pakeistas. Tai tiesiog, kad įsaugote tą SEO svorį, kuris jau buvo toms kategorijoms ar tiems produktams, tai per 301 redirectą jūs galite tai sutvarkyti. Ir ta neegzistuojanti nuoroda vėl jinai pradės veikti. Tai reiškia, kad žmogus Google paieškoje ras tą nuorodą, kuri pas jūs puslapį jau neegzistuoja, bet ant jos kaip paspaus, sistema automatiškai tą žmogų nukreips į tą egzistuojantį puslapį. Ir taip jūs neprarasit pirkėjo, kuris ieškojo kažko, tai paieškos sistemoje rado jūs, bet dėl jūsų pakeitimo ta nuoroda jau yra išnykus. Prekių grupių pavadinimai ir aprašymai, tai čia mes kalbam apie prekių kategorijas, tai vėlgi jūs turėtumėt prekių kategorijoms sutvarkyti aprašymus, meta antraštės, puslapio antraštės, visus šitus dalykus reikėtų daryti jums patiems, jau būtent iš administracinės dalies. Prekių aprašymai analogiškai, tinklaraščio straipsnių rašymas irgi duotų didelės naudos, vien tik tai dėl to, kad straipsnius jūs galėtumėt kalbėti apie konkrečią prekių grupę arba apie konkrečią prekę, dėti nuorodas į tas konkrečias grupės ar prekes ir taip sukurti tokį savo L parduotuvės vidinį nuorodų tinklą. Nepamirškite susitvarkyti ir bendrųjų puslapio SEO nustatymų. Jeigu dabar toliau žiūrėti, kaip atrodo bazinė informacija Google paieškoj, kas kaip užsivadina, tai aš tiesiog paėmiau porą rezultatų iš paieškos sistemos, apibraukiau atitinkamas spalvomis ir kiekvieną pakomentuosiu. Kai jūs parašote į Google paiešką kažkokį tai raktinį žodį, jūs visada gausite vienodos stiliaus rezultatus, tik skirtingus URL adresus. Tai iš esmės aš rašiau L parduotuvės nuoma, man išmetė ashopprent.com, aš padariau jums print screeną. Print screen, ar tada, kur yra mėlynai apibraukta, mėlynam raidėm, mėlynus stačiakampio apibrauktos vietos. Tai čia yra title, būtent yra antraštės, kurios Google'as mato. Tai šitą antraštę dar dalinasi į dvi, nes jeigu jums poreikis yra, jūs galite per visą savo puslapį priskirti globalią puslapio antraštę, to pasiekoje kiekvienas jūsų URL adresas pabaigoje irgi turės tam tikrą žodį. Tai mėlynos raidės, mėlynais stačiakampiais apibrauktos, vadinasi meta antraštė. Turbūt, kad apgavau, tai vadinasi page title. Žaliai apibraukta vieta, tai yra meta description. Ir tas meta description, vėlgi, jisai tituliniam puslapiu yra vienas, prekių kategorijam yra atskiras, prekiams yra vėl atskiras, straipsniams vėl yra atskiras. Jeigu jūs meta prašymą nepildysite, Google'as pats jį sugeneruos iš tiesiog išmatomo turinio. Tai labai irgi priklauso, ar tai yra jums svarbi prekių grupė, ar svarbus produktas. Tai va tuos aprašymus irgi turėtumėt koreguotis, kad vienur jūs galbūt vesti kokybiškesnius, kitur jeigu pritingit, jų tiesiog nevesti. Arba jeigu tai yra kažkokia 3-4 lygio kategorija, tai jūs galite tuomet aprašymą net nevesti, nes vis tiek Google žiūri kelionę nuo titulinio puslapio, jei titulinis puslapis labai viskas čiki-piki, Google tada lenda giliau į puslapį, tai reiškia 1 lygio prekių kategorija, tada 2 lygio, tada 3 ir taip gilien. Raudonai apibraukta vieta, tai vadinamie sublinkai. Google'as pats parenka, kada ir kokius sublinkus rodyti prie puslapio ar nerodyti. Čia iš esmės priklauso nuo to, kaip jūsų klientai atėję į parduotuvę elgiasi, nes Google'as iš esmės žiūri, ką naudotojas daro pas jūs parduotuviai ir pagal tai pateikia atitinkamus rezultatus. Po apačia pateikiu irgi ekrano nuotrauką iš rekvizitų.
tam, kad va ten apačioje, kur yra apibraukta geltona vieta, tai va čia yra struktūrizuoti duomenys, kuriuos rekvizitai LT paduoda Google'ui. Kadangi jie juos paduoda, jie yra rodomi. Kaip ir minėjau anksčiau, šitus duomenys Google'as irgi, jūs jam galit paduoti, kad jie yra suformuoti, jūs galit Google sakyti, žiūrėkit, va čia pas mus struktūrizuoti duomenys yra, bet Google'as ne visada gali juos rodyti. Tai iš esmės dabar, kur naudoti raktažodžius, tai pirmiausia pradėkit nuo titulinio puslapio. Titulinis puslapis pagal nutylėjimą neturi jokios antraštinės žymos, tai reiškia, nėra jokio H1 tago tituliniam puslapį. Tai jums reikėtų pasidaryti šitą dalyką, nes koksai jūsų pagrindinis puslapio raktažodis žinote tik tai jūs. Tai prekių raktažodžius, ne prekių raktažodžius, o tiesiog raktažodžius naudokite prekių pavadinimuose, prekių aprašymuose, atributuose, kategorijų pavadinimuose. Rodykite pilnus kategorijų pavadinimus, nes yra galimybė, kad navigacijos punkte rodomas būtų vienas pavadinimas, o įėjus į kategoriją rodytų jau pilną pavadinimą. Tai stenkitės jūs išnaudoti kategorijų aprašymus, aprašymus naudokit. Neignoruokit pačio žodžio kainą, tai čia turime galvoje tai, kad nepamirškit, kai jūs ieškot pigiausios kainas kartais internete, tai rašot produktus, kurio jums reikia ir kaina. Tai kaina gaunasi kai raktažodis. Tai va tą žodį kaina irgi nepamirškit kartais tinkamose vietose panaudoti. Ir tinklaraščio straipsniai tai irgi tikrai vieta, kurią jums reikėtų pildyti, painvestuoti laiką į tai, todėl kad tai bus kokybiškas turinys, tai bus unikalus turinys, kurį Google'as perskaitys ir iš to jūs sukursit pridėtinę vertę savo projektui. Tai tinklaraščio straipsniai, tai labai dažnai turėt pastebėti, kad tam tikrose projektuose, kai atverčiate, tai būna. Kaip tinkamai įsirinkti buitinę techniką? Į ką atkreipti dėmesį renkantį saulės elektrinę? Tiesiog būna tokių straipsnių gidų prirašyta. Tai juose irgi turinį, kaip pateiksit, tenai naudokit raktažodžius, tiem raktažodžiam galite uždėti nuorodą į savo prekių grupę ar į prekę, apie ką tenai kalbat. Titulinio puslapio turinys su H1, tai irgi šitą vietą labai norėjau parodyti jums, vien tik tai dėl to, kad pastebėjom, kad nemažai iš jūsų turi to nesusitvarkę. Tai dažniausiai tai aktualu naujoms parduotuvėms, kurio dar tik tai pradeda. Ir paskui, kai tituliniam puslapį nėra kažkokio teksto indeksuoti ir dar prekių yra mažai, tai didžiausia problema būna, kad Google'as labai lėtai tokius puslapius indeksuoja. Todėl, kad Google'as kelionę, kaip ir minėjau, pradeda nuo titulinio puslapio. Jis ateina į pradžią, pasižiūri, kas tenai yra ir tada tik tai eina gilyn. Tai jūs kaip ir žmogų turite sudominti nuo titulinio puslapio, lygiai taip pat ir Google'ą turite sudominti nuo titulinio puslapio. Tai H1 žymą jūs galite sutvarkyti naudojant tiesiog teksto modulį, kuris yra randamas turinys ir išvaizda moduliai ir yra teksto modulis. Įdėkit, parašykit čia savo aprašymą apie produktus, ką parduodat, naudokit raktažodžius, o svarbiausius savo raktažodžius įdėkit tarp stiliaus antraštinis 1, kad būtų H1 žyma. Jeigu jūs kalbėsite truputėlį įsamiau, kaip ir šitame patiktame pavyzdyje, tai tada jau sekantiems raktažodžiams naudokit H2, H3. Tiesiog vadovaukitės taisyklė, kad H1 per visą matomą puslapį turi būti matomas vieną kartą, H2 jau gali būti naudojamas daugiau nei vieną kartą, H3 vėl daugiau nei vieną kartą. Tai tiesiog su tom antraštėm irgi reikėtų sužaisti. Čia tiesiog pakeistas pavyzdys, kad kaip matosi tekstas iš administracinės dalies, kurį susirašom, kaip matosi tekstas, kad tikrai yra panaudota H1, H2 žymos, nuoroda į porceliano puodelį. Jeigu žiūrim iš kodo pusės, ką jūs galite padaryti patys paspaudę šaltinis ir kaip iš esmės mato klientas, kuris ateina pas jūs į parduotuvę. Tai mato gražų stilizuotą tekstą. Nepamirškit dar kartelį, kad visa mokomoji medžiaga apie SEO jinai yra prašyta, prižiūrima, nuolat pildoma, jei kažkas keitėsi, pateiktos nuorodos, pateiktos ekrano nuotraukos, tai viską iš esmės galite rasti mūsų naudotojo gide. Judame toliau. Tai toliau irgi yra įrankis PageSpeed Insights, iš kurio irgi galima darytis tam tikras įžvalgas. Rezultatą paėmiau lietuvišką parduotuvę Pigu.lt.
nes dėl šitų užklausų PageSpeed irgi mes gauname iš jūsų nemažai užklausimų, kodėl čia rezultatas 76, o ne 100, kitas paklausite, kodėl pas mane 36, o ne 100 ir taip toliau. Tai visa esmė, kad šitas įrankis jisai matuoja jūsų puslapio performance, jūsų puslapio būklę, kaip jisai greitai yra atverčiamas klientui ant mobilaus įrenginio, ant ekrano. Bet labai didelę įtaką tiem atvertimams irgi turi ir kokius trečiųjų šalių įrankius jūs patys naudojate. Lygiai taip pat kaip šitas įrankis, galbūt kai jūsų puslapį skanuoja, jisai atvertimą daro iš Amerikos serverio, galbūt iš Vokietijos serverio, o jūsų svetainė stovi Lietuvoje, tai irgi gali būti tam tikrų įtakojimų, kodėl rezultatai gali būti prastesni, negu iš tiesų yra. Tai šitų įrankių taip jau visiškai 100% aklai tikėti ir vadovautis irgi nereikėtų, bet tai turėtų būti kaip indikacija, ką jums reikia pasikeisti. Kuo aukštesnius rodiklius jūs čia matysit, tuo yra geriau. Nepamirskit, kad jeigu čia bandot kažką tai matuoti, tai nežiūrėkit tik tai titulinio puslapio, kaip aš šiuo atveju padarė, bet jūs skanuokit ir vidinius puslapius, prekių kategoriją, produktą, nes jums reikia apie kiekvieną puslapį informaciją žinoti atskirai. Kas jums naudojant šitą įrankį yra gerai ir ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai reikėtų atkreipti dėmesį darantis analizę, kai prasižiūrėt savo puslapio būklę, žiūrėkit konkurentų. Jūs visada stenkitės, kad jūsų puslapio rodikliai būtų geresni nei konkurentų. Pasiekti čia 100, tai teoriškai įmanoma, praktiškai sudėtinga, nes jeigu tai būtų realu pasiekti tuos 100, tai, kaip sakau, ir pats Pigų būtų taip pasiekęs, ir pats Google'as būtų pasiekęs, nes jeigu jūs skanuotumėt ir Google įrankius, tai irgi blizgančių rezultatų nematytumės. Bet visai esmė, kad, sakau, šitų įrankių 100% tikėti nereikia, reikėtų tokį naudoti kaip atskaitos tašką, pasižiūrėti, kas yra ne taip, kartais gali būti jūsų kažkokie kodai įkelti labai įtakoti blogus rezultatus, tai irgi tuos kodus galbūt reikėtų tiesiog iš puslapio išimti ir perdėti per Google Tag Managerį. Na, yra niuansai. Bet darant analizę, visada lyginkite save su konkurentais ir stenkitės, kad jūsų matomi skaičiai būtų geresni nei konkurentai. Kuo kokybiškesnis puslapis, kuo kokybiškesnis turinys, kuo daugiau teksto, kuo geriau sutvarkyti meta aprašymai puslapio antraštės, tuo geresni rezultatai bus paieškoje. Dar irgi norėčiau vieną tokį pridėti dalyką, kad vidinis SEO yra vidinis, jūs daug dalykų galite padaryti patys, bet yra išorinis SEO. Išorinis SEO tai iš esmės, kai kiti puslapiai kalba apie jūs, tai irgi tų nuorodų reikėtų organizuotis laikas po laiką. Naudingi įrankiai darbui su SEO, tai irgi patikim keletą nuorodų, kuriuose jūs galit planuotis raktinius žodžius, su kuriais jūs darot indeksavimą, stebėti tų raktinių žodžių pagal jūsų puslapį kilimą arba kritimą. Tai ką čia noriu pasakyti, tai pavyzdžiui, indeksuojat puslapį pagal raktinį žodžiai porceliano puodeliai ar ten porcelianiniai puodeliai. Tai naudodami įrankius jūs galite pridėti tuos raktinius žodžius, kad jūs norite stebėti, kaip jų pozicijos keičiasi. Galbūt prie SEO optimizacijos ten pozicija bus jūsų tik 10 vidutinė Google, o po optimizacijos jūs matysit, kad padarė tam tikrus veiksmus, jūsų tas raktinis žodis kilo. Tai būtent išoriniai įrankiai, jie irgi leidžia stebėti jūsų raktinių žodžių pokyčius. Be abejo, yra įrankiai ir mokami, ir nemokami. Mokami įrankiai jums duos daugiau galimybių, nemokami duos bent jau bazinę informaciją, bet jūs irgi naudoti rekomenduotume. Tai kam po viso to pasirodė, kad tai yra kosmosas ir nenorit labai jau daug laiko skirtis ir nenorit mokintis, tai nepamirškit, galim padėti, turim partnerius, kurie puikiai dirba su SEO, tiek vidiniu, tiek išoriniu, tai galit kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą ir sudaryti SEO paslaugos teikimo sutartis. Apsitarsime, susidėliosime, ką darome, kaip darome, ko siekiame ir pradėsime darbus. Ačiū už jūsų laiką. Jeigu turite klausimų ar kažkokių pastebėjimų, tai visada galite susisiekti su mūsų pagalbos tarnyba telefonu, elektroniniu paštu ir mes su mielu noru jums atsakysime. Iki malonaus.